Hibryte turiu dar vieną jums bonusinį video, bet prieš tai noriu padėkoti dar kartą sponsoriam, kurių dėka aš iš vis galėjau nukeliauti į Prancūziją ir sudalyvauti šitose varžybose. Tai yra ir Salantų Chebra, Kartenos skraidyklininkai, Klaipėdos savivaldybė, Kretingos savivaldybė, kai kurie prisidėjo pernai ir dėka to aš galėjau sudalyvauti šiemet. Tai visiems jums labai ačiū. Ir beje, šitas video irgi gimė Lino ir Viktorijos pagalba. Ten buvo siaubingai karšta, tikrai nebuvo didelio noro ten kažką tai dar papildomai daryti, bet ačiū ir jiems. Taip, tai toliau matysite technikos apžvalgą, bus pakankamai ilgas video, bet tiem, kas įdomu techninės detalės, su kuo kas ten varžybose skraido. Tai surūšiavau visas skraidyklės nuo paskutinės vietos iki pirmos vietos, pirmą 2 vietės, paskui 1 vietės, tai kviečiu žiūrėti. Čia džiris, čia kiekvienas. Jo, jie ten su sūnum. Aerosus parniukas. Labai paprastas. Bet, tas vežimėlis, čia savadarbis, tu pažiūrėk, iš metalo suvirinta. Ten kažkoks, ne, ten irgi prisuktas, matai, prie vamzdžio irgi kaip sugalvota. Pusiau kabutas. Viduriai. Gazas Čia patsosas greičiausiai čia yra gazas, patsosas, o čia ant pedalo jau yra normalus gazas. Prietaisų minimaliai kitur. FS12. Iški mažas tai kaip dviviečiai, ką? Stingrai. O tai netoks pat buvo ant to deltačeto? Gal ir tas pat, jo. Jis irgi turėtų būti greitas. O tai kaip jisai, jūsų dviviečių klasė, kaip jisai? Jie gerai visai varė. Jie tupdė gerai, bet kitur tai jam sunkiai. Sunkiai? Neprognozuojamas. Žiūrėk, čia mėlyngalvis. 2 karbai. Taip. Tai nebuvo turbūt labai ekonomiškas. Ne. Dar greitas. Pavyzdžiui, lyginant su Ryčio 5.3, tai jisai ryja mažiau kuro negu 5.3, skrendant tuo pačiu greičiu. Jisai dirba ramiau, paskirstimo diskas yra, jisai tolygiau tą kurą išdozuoja, atgal nespjauna ir jisai... Bakai apvalus, tokie įdomu, nuo ko čia bakai? Iššūkį padaryti. Žinai, iš ko man primena? Bakai, iš ventiliacinio vamzdžio, žinai, kur kaminas būna. Taip, šis išprofiliuotas dar, šonai užvirinti. Bet ne, bet čia šitas, žiūrėk, normaliai gražiai padaryta. Nu ką, gerai, savadarbis aparatas. Bakas, žiūrėk, kaip gražiai ištampuotas. Reikia pradėti štampuoti. Jo, reikėtų vieną formą pasidaryti. Žiūrėk, visai paprastai, lengvai čia suklijuota. Visas kuras matosi, nereikia jokių šlangelių. Čia jis stipriai nesiteliuskuoja, nes jis visas siauras toksai. Ir tą formą galima, žinai, kokią biškai dar aukštesnę daryti. Arba čia siauresnė, ten, pavyzdžiui, čia platesnė, nes virš variklio visada vietos yra. Bet tada bus netolygiai... Nu jo, bet tai susigraluot vis tiek reikės jau rankytėmis. Žiūrėk, trimeris irgi ten viršui stovi. Jo, tai čia toks pat kaip tenai pas Stingrejus. Jo, taigi tas pats sparnas. Kiek jis kvadratų? Na, jeigu S12, tai 12 turbūt. Mane. Tokia važiuoklė neužmuša. Bet žiūrėk, amortikai susispaudė visiškai. Ar čia taip priklauso? Tai ne visiškai dar paskui yra. Taip pusė irgi panašiai. Kaip čia karšta. Eina malaus gal geriau. Tai trečias numeris Loris, Anglas. Aš nežinau, jau kiek metų yra. Visą laiką man toks aptriskęs. Čia kažkur padažyta, pašlifuota, toks visas aptakai
tikrai, žiūrėk, čia buvo laužyti, čia kažkas tai dalipdyta. O, Lori, telefonų numeris užrašytas. Toks visas toks kažkoks toks purvinas, ištepliotas, toksai kažkur parūdijęs. Skrenda jisai pakankamai greitai. Labai panašus į šeimininką patį tas orlaivis. Čia koks. Tam, kad vinių, žiūrėk, parodyk apačioj. Vinis nesusmėgė iki apačios, gal kad ištraukt būtų lengviau. Ir ant kiekvieno va čia po buteliuką uždėjo. Tam, kad prieš varžybas eiti, Arba po. arba po. Senas Rotaksas. Pas jisai man kažkada pasakoja, vat stovi dėžutė, vat irgi kūro matuoklis. Tai pas jį atskiro bako varžybinė ir nėra. Pas jį tik tais va, matuoja jisai. Pompa jau pakeista, matau, va, langelė apačioje išvesta. Pagal reglamentus. O, šitą pompą naujesnį su lampuku. Tai kaip ir jiem priklauso pasikeisti. Pagal valandas. Ir kažkas technikinę parašė jam vis tiek. Ai, naują pompą. Bet šiaip baisus aparatas, apleistas visiškai. Be meilė. Skraido matomai daugokai, bet jo. Ypatingai meilės negauna. Propas ir visas toks pusiau raudonas, pusiau juodas toks Einam toliau? Einam toliau. Na, pažįstat ką nors? Naujas aparatas, žiūrėk. Pavargas. Pamatinas. Jo. Vienam kilimui. O ant būdo vaistų status jau visi kitoks. Tai ten arba galvos keistos, arba variklis naujesnis tik senindam. Ar čia lipdukas tik tais uždėtas, ar čia tabaką gal irgi ir Kreišinas gamina? Bet nemačiau pardavimą, kad pardavinėtų savo svetainį. Bet čia kažkoks įdomus šitas talargas, kodėl pas jį šitą vietą tokia didžiulė? Pas Marių, vat, kur stovi pas mus Kartenoj, jisai kažkaip tai nėra toks. Žiūrėk, čia lipdukai uždėti kampą gali vietoj pasireguliuoti. Nu taip gal labai grubiai, galėtų būti taip tankiau sudėti. Bet prieš rungtį, žinai, galėtum pats, žinai, biškai paimt pasisukti. O, šalmas prancūziškas ar ką taip. Šiaip gražus tie šalmai tokie. Bet varžybom toks aparatas, tu pažiūrėk, kokio pločio jisai. Kiek jisai čia užstojo. Bet gerai varo jie. Ne, negerai varo. Bakas dar didesnis negu pas Skiperį. Čia pat bakas. Jo, tai Bakas didžiulis. Tai gerai varo. Sparnas kažkas į 15. Bioniks 2. Nu irgi naujesnis Bioniks. Irgi turėtų būti labai greitas. Bet ant sparnas viršaus tie tokie turbulizatoriai, jo, kad jisai prie mažesnio greičio dar nestolintų. Jo, kad tą srautą išlaikytų. Varžybom jo reikia. Ir kas gamintojas šito traiko? Kas gamintojas? Šitas ponas, kuris pats ir pasakoja. Aš čia iš dalių sudėjau. Sudėjėjas ar surinkėjas iš dalių. Šiaip čia anglas yra, ne? Nuo kurių metų tos blaidus gaminama? 95, man atrodo. 95, tai mano tada iš pirmos laidos yra. Jo, mano 96, man atrodo, šitas vežimas buvo. Iš pradžių uždėjau HKS, uždėjau kosmoso sparną, paskui pasikeitė koncepcija, teko uždėti 12 variklį ir tada reikia ir sparno, tai ir bleidinį sparną. Dabar gavosi kaip ir originalus bleidas, tiek kad aš jį pats sudėjęs. Tai skrenda labai fainai, kuro gali ir tarp 10 litriukų ir 12 kažkur tai kitur. Vairuojasi gerai, dviese patogu. Ne per aukštai sėdėti, gal kaip tik navigatoriai. Tai navigatoriai labai daug matai tada. Tai va ir tos vietos mum abiem užtenka čia ir
O klausyk, dėl šito patogu jį tokį sukinėti, tokį Jo. bumbulą. Jo. Ten pas prancūzus ten tokia rankenėlė tokia padarytas, biškai Patogu, didesnė čia- diametro ir ten Čia tas pats, pavyzdžiui, gazas ant trapecijos patogiau, ar gazas su ranka čia. pripranti, žodžiu. Kaip įprotis, jo. Visiškai pasukai ir jeigu tu žinai, ką jis daro, pasukai ir skrendi net negalvodamas. Tai va. Puikiai atlaikė. Papildomo bako pas jumis nėra, pas Nėra. jumis skaitliukas tik tai Kuris stovi, kuris labai- matuoja viską. Ir ten paklaidai Ir įsiverti. stovi mažas toksai va, ant šlangutės paduodamo kūro į vibratorius tokias skaičiuoklį, sukasi ratuku į kompiuterį, duoda signalas. impulsus, išsistatai ten kūro, kiek tu maždaug įpylei ir jisai išskaičiuoja ir tau minusuoja iš to. Ir buvo pas mus paskutinė ekonominė rungty, mes parodė, kad likę dar pas mus yra 600 gramų, o realiai buvo likę 850 gramų. Kažkas 800. Ne, tai pas mus rodė, kad liko 600 kuro litro, Jo. o parsivežėm 600 gramų, Jo, kas bet- yra 0,8 litro. Litrais tai yra, Taip. jo, tai tik tai ant 200 per 200 per- Mililitrų. per 10 Gramų. metrų, tai mes praktiškai skridom taip pagal tą prietaisą ir idealiai parodė. Tai aš manau, aš arba jį atsinaujinsiu kokį naujesnį, nes yra kiti rodo net prieš kilometrų įskaičiuoja, kiek tu skristi galėsi. Mato, kiek ryji, mato, kiek kūro, jis laiku greičiausiai tu pasakysi, kiek tu laiko dar gali gyventi. Tai pažiūrėsim gal. Kamine atitrūko tas vamzdis toksai skylėtas. Barška. Vieną pusę sutvarkiau anksčiau, čia namie dar, o šitą čia jau girdžiu, kad barška. Tai va, variklis labai fainai dirba, kūrėsi smagiai. Žiauriai patenkintas, žiauriai. Senai galėjau sėdėti 12 ir neturėti jokių problemų. Pamiršt, ką reiškia pirkti tepalus ir uostyti dūmų. Tai va, žiauriai geras. Mūsų rezultatas šiemet Geriausias iš mūsų visos komandos. 6, dar gali ten apskūs, gal kažkas keisis, bet 6 iš 12, tai neblogai. Sakyčiau, tikrai atlaikė. Atlaikė puikiai. We are making a short video about every machine. So when As long as you are not finished, we will go around a little bit and Okay. comment in Lithuanian, okay? Go ahead. For our Lithuanian colleagues who are not flying. Ours Yo. is almost all done, so yeah, but still. sure, go ahead. Aeros wing. What is What wing is it? it's profi? No, this is stick. Yeah. Stick there and Still there. Okay. Okay, it is slower. Yeah, I see. there is Or less double cover. So what is speed range? 60, Ah. 95, Okay. Maximum. Yeah. So quite slow. 100. It's Okay. So the same as my chaser. How much square meters? 17. 17. Oh, that's a lot. 17. 17.2. Yeah. That's huge. Then it should be okay for stall. Yeah. But what about control to the sides? Is it hard during thermals? Today hard. Yeah. Because thermic very strong. Yeah, But for me, when I fly In the countryside. Yeah. for my person, it's very nice wings because every my mistake, jak powiem, wybaczy wszystkie mi błędy. Forbids everything. Okay, So so, this is very good wings for new pilot. okay. You cannot it's very hard to take in a good home. Yeah. Yeah, it should stops you immediately and Yeah. throws you out. Okay, and this normally this part. Oh, okay, it moves. So It's Connected yeah. to this part, yes? Yes, yes, And then this one holds those both. yes. Okay. Pažiūrėk, kiek vietos yra gale daug. Na, čia gamina, atsidavė man kontaktus, toks lenkas gamina juos tos vežimus. Bet ir priekį kiek vietos, žiūrėk, tas sėdynės tikrai čia kaip poniškai. Ir tai, taip žema ta sėdėsena tokia, ten bakas vat žemai įdėtas, taip fainai. Pardavinėja. Šiaip jį visą skraidyklę pardavinėja. Ir man atrodo ne taip brangiai. Ar, man atrodo iki 10 kažkur 70 štukų tų zlotų. zlotų. O kiek čia yra tais? Dalink iš 4. 3.
5 ir dar tai po kokia 16-17 štukų. Daug. Dabar Nu, gal aš taip skaičius net taip prisimenu. Man kažkaip prisiminė, kad iki 10. Tai tada. ne, kad kokia 16-17 turėtų brankiai. Nu, su tokiu varikliu jo, jeigu čia būtų 9-12. Tai vis tiek nepirktų. Nu, bet šiaip apie kainą, žinai, kalbant. Nes... Trakės kaip trakės, paprastas. Mamy jeszcze taki cover tutaj na Aha. pokrywkę. Cover for engine. A ty... It's hot. It's hot, so better it's... You have to remove it. Hidraulinis stabdžiai. Čia va gerai matosi. Stabdžiukas, cilindriukas. Gale lingė. Ant jų netgi parašyta, čia yra Patricija B ir Emilija Paperin. Čia yra skiperis, irgi naujas aparatas, bet jie jau ir šito pernai metais su juo dalyvavo. Tai toks irgi labai bandras. 9-12 naujas motoras. Tai realiai viskas tas pats kaip ten ta pasplyžuona, tik yra priekis dar vat uždėtas. Vat nuo čia, nuo bako, vat visas tas geltonas priekis. Bet toks vaizdas, kad čia vat atsisuka jisai. Jo, ir nuėmė ir lieka vis taip, ir viskas lieka lygiai tas pats, kas tenai. Jo. Bet čia vat kokia skylė, žiūrėk, tokia nefaina. Nu, Vasarą pas jūs gal skrendant kaip ir nieko. supykšta visas vanduo į... Jo, viską pagauni. Žiūrėk, sėdynės pas abi paaukštintas. Taip. Kad aukščiau sėdėti ir plačiau matyti. Bendras aparatas. O trimeris pasitiktai rankinis? Jo, teisingai, čia yra jo Bionixas X2 su korsetu, tai jam kaip ir elektrinio trimerio nereikia, užtenka šitą. Turėt labai daug ir vietos turėt, 3 minutės į priekį, tai ten keli centimetrai. Jo, labai daug. kad čia jeigu gamintojas taip numatė. Matomai, kad nebūtų taip, kad žinai, trimerį maksimaliai susuka, dar time ir ten įvaro kiek flaterį. Flaterį. Nu, aš nežinau, kas jam. Gerai, labai geras. Galinė briauna visa tokia graži. Naujas toks aparatas. Čia yra vokiečiai, čia yra Viktoras, nu, nežinau, su kuo jie ten skrenda. Viktoras, tai ten Vokietijoje, ten jų legenda yra, kur jau 100 metų skraido ir ten ir su Gyro skraido ir ten po užsienius laksto, tai daug patirties turi. Eagle Trikes gamintas šitas važiuos. O vis dar gamina? Man atrodo, gal dar gamina. Čia nesu matęs, kad kas nors be jos skraidytų su kuo. Yra. Tam Helmutą pradėjo, kur parduoda, tai jų papuola. Jie kainą prilaiko. Priekinė važiuoklė, žiūrėk, irgi be jokio, be amortizacijos jokios. Bet stabdis toks geras, ūkai montuotas, tai viskas labai kompaktiškai. Pats cilindriukas, lankytė, šitas skysčiui, viskas labai taip minimalistiškai, čia vat iš karto stabdžiai, kaladėlės, o gale stabdžių, yra. Išeina vat vieną šlangelį ir į galą, jo, tai gali irgi turėtų stabdyti. Jo, irgi yra diskai, kaip kompaktiškai viskas padaryta. Parašiutas yra vat rankena. Va, tai Eagle. Aha, Gali paguglinti. kokios mentės, žiūrėk, tiesios, tokios kaip lenta, visiškai, žiūrėk, kampas nesikeičia nuo pradžios iki galo. Žiūrėk, koks čia kampas, koks čia. Kažkaip taip. Čia toks irgi toks lynas. Taip labai paprastai atrodo. O sparnas, kas čia? Sparnas Aeros. Profitelas. Profit, supratau, jo, čia Kažkokia modifikacija dar su tais skylėm. Jo, Ai, matau, jo skylės tenai. pas vienus yra, pas kitus nėra, ten naujesniuose gal yra. Ten irgi Tos skylės čia, kad prisipūstų biškai ta danga. Radiatorius kaip įdomiai viršui pakabintas. kaip ir po nieko, pačiu, kad ten vietos nėra. Bet gerai, jis ten niekam netrukdo, tai bus ten trukdo.
Gal ir taip. Bet va turbūt ir nesusilenkia, jisai reiktų stojant sparną, jau reikia 3 žmonių. Tai toks, žinai, kasdieniam naudojimui, turint mažą angarą jau blogai. Tas vamzdis tai čia toks jau išlenktas toks oho. Tai storas, tam viskas įvirinta va viršų. Toks storumas. Gerai, judam toliau. Čia yra Lenkai. Yra Lukašas ir Rafalis. Skrenda jau daug metų jau dalyvauja. Man atrodo, kad šiais metais jie kažkokią prizinę vietą jau paims. Jiem Jo, ten manau, kokia kad antra labai vieta, gerai atrodo, jiem sekasi. ten šviečia. Visai gerai jie skrenda. Jau pradėjo pakuotis. Šimtinis Roteksas, o biškis senesnis dar poliom dėžutėm. O sparnas čia, man atrodo, pas juos ne Bioniksas. Ai, tai čia truputį toks paprastesnis negu Bioniksas, man Nuviks. Bet irgi toks pat korsetas, vat sutraukiantis gale. Kaip ir pas prancūzaitį, žiūrėk, toks pat propeleris. Variklis tik tai senesnis. Tas visas priekis lygiai toks pat. Can you take us 311? Oh yes, yeah, plenty of it. Tai lentelė tik tai I remember. Tai yra vandens paėmimo temperatūros. Jo. Pas senesnį būna iš apačios pas vieną ir pas kitą cilindrus. Ir o čia galvos naujos tik dantelis, nes čia gali būti, kad You can ask. We are checking what can we do next year, for example, to also be so high as you guys. doing a jet. Doing the jet? It should be economic jet. Yes, it should be so. I know that next year I will know how to adjust propeller pitch, so I'm better at economy. That's for sure. Okay, so Because bigger angle. Guys were adjusting before economy to make it higher angle of attack. So they fly at lower RPM, and 200 RPM makes already huge difference in consumption. Because here it's not easy, so you must have a device with large thing to fit in here to check this angle. So next year I know I will learn that. Some say that, and actually Lori has 80, and he's much more efficient with 80 than with 100. That's strange. So yeah, but no, 80 consumes less. Yeah, it has slightly smaller carburetor, or I don't know, maybe jets or something. And also, even if you buy sparks, they must to the 80 they are adjusted to lower or higher temperature. There is some kind of difference. There's 0.7 or 0.8. Here is 0.8 from No, the temperature for the plug. Okay. So there is a difference with these 80s, and they are less consuming less. They are not that powerful, of course, but they're Is somebody producing those fuel tanks in Poland? yes, Compol. Compol. Yeah, the Compol. They also produce trains. This is adapted from a gyrocopter. Okay. This tank, but it's different because typically you have only one pipe in and one pipe out. Here I took it from the gyrocopter because it has 2 ins and 1 out. And here additional out because this is a bay overflow, so fuel comes in here. Okay. And when the pump put too much fuel, because I have 40 liters, not 10, then it goes out with the overflow to the main tank. Yeah, but it's actually, but then it's you don't need to remember to switch on or off the pump, because okay. otherwise Just you must on. have a pump that will pump the fuel from the bottom to the top, and if it's too much, it will start going out, leaking. So we have to... Yeah, so you need to just turn. Składamy? Yeah, and here with this overflow, with this additional vent, you can. I just turn it on and I forget it. And yes. Okay. No, this combination I really like personally. Maybe Bionics would be better. I don't know. This is Nuviks. Oh, Bionics would be faster, or what? Yeah, it would be a bit faster. And some say that it has better handling because it has these winglets. They reduce the drag at the edge. Yeah? Yes. So Okay. Nice machine. Okay, thank you.
Have a good luck, we will go to the next one. Čia irgi toks pats skiperis. Bet čia variklis ir užkimo, kiek 9-12. Lydas. Jau dar man didesnis. Nu ką, čia yra dviviečių čempionai. Aparatas naujas. Su purškimu gal ir kuro tada mažiau jie gali. Jo. Ir tas Samsonas, va kur, kaip ir tas Mason, kiek ir kosmoso, va tas kur, tai čia tą pačią gamintojas. Tai tik senesnis. Jo, nes Lamaitis gamino tos sparnus tam pačiam pastate su kosmosu. Tai čia tas, kur išsižergęs ten buvo. Per vieną rungtą išsižergė, per valandą atitiesino atgal ir vėl gerai. Bet variklis ekonomiškas labai. 508. Taigi toks senolis. Membraniniai Žiūrėk, šitas, vat man irgi tokio dalyko reikia. Nes visas variklis, kai juda, o duslerkė apačioj, pas mane vat per tą vietą ir laužo jį. Dėl to ten ir skyla. Vat tokį man reikia virinti. Galim paimti. O žiūrėk, o kas čia pasi? Kas čia? Čia greičiausiai vožtuvų karomislai stovi. Čia įsipala keturtaktis? Jo. Čia 508. O čia aš žiūrėt, kas čia yra. Žiūrėk, 2 karbai. Čia siurblys gal koks tepalo viršui ant vėlenėlios, nes čia matos iš lango nueina į baką, tai čia turbūt tepalo siurblys. Suka ir visur duoda. Bet karbai membraniniai keista, man atrodo, jie čia nebuvo su tokiu. Čia jau dadėjo nuo 12 paėmė. Starterys. Bakas, aš taip pat nedaryčiau, aš vis tik išsiveščiau šalia žarnelį. Nes taip ten teliuskuojasi, žiūrėk, 5 litrai, čia 10 litrų, žinai, nu kur tu matysi skirtumą ten skrendant. Jisai čia per tą veidrodėlį, ką jis ten mato. Nieko. Jo, žiūrėk, šitą klausiu, sakau, kas čia per limonadas, žinai. Čia yra pajungta, kad iš bako, kai siurbė, ateina iš bako į viršų ir iš čia tolyn eina į variklį. Tai kai pas jį lieka ten, kai bakė tuščia, tada pradeda imti iš čia, jisai tada žino, kad viskas, jau paskutiniai litrai valgosi. Bet šiaip paprastas toks irgi. Viskas elementaru. Sparnas kaip Alvydo. Kaip Alvydo, linkėjimai Alvydui, sparnas toks pat. Tai va čia matosi, žiūrėk. Čia va, kur buvo pasilinkę. Paprastas vamzdis. Juodo metalo vamzdis, va, biški dažai atsilankstė, atlenkė atgal ir viskas. Čia problema dėl to, kad matai, jis jau padaręs buvo, kad toliau turbūt, kad žemesnis būtų, bet jam reiktų šitoj vietoj dar arčiau traukti, tada nebūtų lenkimo. Tada būtų lūžė, žinai, kur nors. Žiūrėk, tuos biškai patiesino, tuos privirintus, čia dviračių stabdžiukų. Čia gerai, turėtų visai stabdyti. Pas mane galiai iš vis nėra stabdžių, pas jį priekį nėra. Saugot reikia pas mane viskas. Geras. Eina prie sekančio. 11 numeris, Rytis Paliulis. Kas ekonominiai rungty grįžta pirmas, tai va šitas ornamentas. Daugiausia suryja. Nežinau, jiem arba variklį keista, arba visą orlaivį keista. Jo, su šito orlaivių problema, sakyčiau, yra ta, kad sparno greičių diapazonas silpnas, jisai labai nedaug gali greičiau ir nelabai nedaug lėčiau skristi. Nėra, kad ten 50 km galėtų keisti. Vienas dalykas, antras variklis pats daugiausiai ryjantis iš visų rotoksų, kiek jų sukurta buvo, tai turbūt šitas. Tai gerai, kad dar vienu karburatoriu būtų, dviem tai dar daugiau būtų. Ir trečias dalykas, sakyčiau, tai vežimas, jisai kelionėm gerai, bet labai daug užstoja nosis. Tavo kojos yra čia, keliai čia, tai tu sėdi priekį, matai tik tai išpūstą prietaisų lentą, tai tu gali žemyn žiūrėti tik tai iškišęs galvą per šoną. Tai tas labai trukdo. Tai vat, faktiškai 3 dalykų reikia: sparno, variklio ir su nosim kažką padaryti. Tai iš principo turbūt kito aparato reikia. Gerai būtų ir trimeris elektrinis, kad tą greitį kažkiek dar galėtum varijuoti. Čia jisai tinka va taip savaitgalį išskristi ten kažkur tai valandai apskristi. Jo. Tai ilgom kelionėmis netinka, varžybomis netinka. Iš esmės. Sakykim taip. Mane Piotr Finek, 106 numeris. Jo, labai fainas aparatas. Čia kainuoja. Taip, jisai neturi jokių vamzdžių viduje, jisai tas kavaras laikas. Jo, visas laiko. Čia buvo vokiečiai, tokia kompanija Fiti,
Aha. Jie juos gamino vienviečius, dviviečius, netgi Anglijai buvo dvivietis toks raudonas, jeigu pastebėjai. Hebra ten skrido, ne, pasakysiu, kad toksai. Tai juos gamino, paskui ten kažkas jam nepaėjo, jie čekam lik pardavė ir tie čekai kažką pasigamino ir paskui jie išnyko. Bet čia buvo kokie 90 kažkelinti, žinai. Tai va, tai stiklo audinio lingė, apačioj visas... Ir viduje nelingė. Visas tas rėmas laikantis yra, variklis ekonomiškas HKS-as. Čia jau ten gumos Jo, prisukta. bet skrenda su 6 litriukais benzo ir nesuka galvos. Nebeski angel. Andel. Andėl. Tai va, A, jo, bet tai čia gale bako reiškia pasinėra. Yra, Yra? toksai mažiukas įkištas čia bakas, jo. Bet visai turbūt mažgėlis. Bakas čia, jisai ten siurbliukus kelis turi ir... Jo, bet jis sėdi žiauriai fainai, patogiai taip įsėdi ir kaip va, tavo kelienė, nu kaip ir čia jis yra turbūt. Kelienė čia prie pat ir... Aha. Susidėjęs. Siaurutis toks. Tai va, tai didelis varo, taupiai ekonomiškai ir... Bet jam tas HKS ne per sunkus, kažkiek XP sparnas. Kokio dydžio tai Man atrodo 11, žinok čia. 11. Arba 11, arba 12. Nu jau, turėtų būti jau didesnis, kad tokį svorį pavežtų. Arba jau kuro turi piltis mažiau. Italijoje tokį pardavinėja dabar traikų. 1000 pinigų. Be variklio, be sparno. Tik va tie. Kažkada dar anksčiau norėjau pirkti, ten kainą netiko man, paskui dabar. Ir žiūriu, vėl pardavinėja. Sparnas senas, sudegęs, sublukęs, jis Jo. Tai jau tokių ir nenupirksi net, nebegamina. Taigi jokio trimerio nėra. Ja, bet didelis varo, kaifuoja. Bet čia sparnas nuo šito, nuo kliperio. Ja, Man atrodo, kad ant kliperio tokie. tai Nors pastagė. gal mažokas biškai. Ne, Pastagė Viktorą Tamušauską. Jo. Jo, tai buvo, Bet bet gal jie didesnis. eidavo ant GT LB kažkokie buvo tokie kaip kliperiai, tik dar tiesio apatinių vamzdžių, dar senesni tokie. Tai gal ant jų ėjo, paskui biškį ir ant tų, Jo. taigi ir ant tų. Gal biškai sparną tada padidino, nes kliperis jis sunkus jis jau. Gal sparnas išblūkins. A, pasipala trimeris yra. Trimeris va toks yra, susukamas. Jo. Čia gazas pasyčia šitas. Čia tušinukui atprintinta. Geras. Čia tai geras. Jokių amortikų irgi nėra, kaip pas Chaserį. Ai, bet ten viskas uždengta, nieks nepučia. Tokia važiuoklytė paprasta, kaip nuo dviračio, žinai, tas priekis. Opalo stabdis pasipriekį yra. Ai, būgnas irgi jo yra. Galia turbūt nieko. Jo, gale nieko nėra. Geras. Nu, ką viskas. Nu, kas čia yra? Tikras pižono aparatas. Pižono aparatas. David Ronega. Va, dar kažkokia karvė ten užrūkyta. Tai kad jam sėkmę neštų. Čia aparatas, kuris kainuoja, nežinau, jeigu dėvėtas kokį 15, turbūt tai kažin ne. Ne, nupirksiu už 15. Ai, skiperis, jo. 8. Skiperis, čia visai apynaujai. Ir sparnas, žiūrėk, praktiškai naujas. Bet irgi va, čia tokie patys šitie sektukai, kaip pas Bioniksą, kur žiūrėjom. Jo. Tokie patys šičia. Jo. Irgi mandras sparnas. Tik tai kvadratų mažiau. Bioniksas ir yra. A, čia tik tai antras gal Bioniksas? Jo, čia kažkoks patobulintas. A, ja. Tai va, vežimas įdomiai suvirintas plieninis, rėmas. Išlankstyti vamzdžiai, kad būtų patogus sėdynėm, bakam, dar kažkam ten sėdėti. Minusas iškart bakas, o galinė sėdynė juodas. Tu per jį nematai, šonė švangutė, kuri ten irgi iškipaluoja. Mes tokį tikrinam, kur iš ekonominę tikrinam tokį patį orlaivį, tai prožektoriaus reikėjo, kad pasižiūrėt, kiek ten viduje to benzo likę. Tai toks, sakyčiau, biškai kaip ir... Bet šiaip į tą šlangutę, matai kaip pulsuoja visas kuras. Į ją reikia įdėti šitą Šaratuką. arba šratuką, arba susiaurint visą tą angą, kad daug mažiau kuro patektų į šlangutę. Tada jisai stabdo visą tą tokį blaškimąsi. Tada turėtų būti normaliai. Variklis geras, sparnas geras. Nu, variklis jo, čia 9 dar žalias, tai čia šimtinis. Šimtinis, bet naujas laidos, matai, cilindrų galvutės. A, jo, jos jau Zaštintos, jo, jos tokiais naujos kampais. dabar. Tai turbūt naują pirko, tai kaina neadekvati, aišku. Nu jo, čia kokie Kem 5 stukės turbūt sumokėjo, jeigu ten su bendrais Geras prietaisais. lėktuvas išeina. Jo. Ir tas gazas toks keistas. Nepanašiai, kaip ir spyruoklė.
Čia moto rėmas. Čia variklio rėmas. Jo. O Kad jis nekristų žemyn, šiek tiek į viršų kelia. Ant visų jie taip daro. Gumų neturėtų, kad jį tai čia realiai ant tų 4 gumų visas va taip žemyn kabo realiai. Jo. Tai jį truputį sukelia, nežinau ką jį ten duoda, bet mačiau ir ant HKS tokius deda, ir ant 5.8 antrų. Bet toks jau kompaktiškas tas visas varikliukas, starteris tam tokiai. Visi vamzdukai, viskas. Čia filtras, o tai Man tai viršų faina, kad nuvestas. jisai be tos nosies toks atviras, žinai, tai vasarai tai turėtų būti labai smagus. Bet žiemai reikėtų jau kažką Tai žiemą sėdėti namie reikia ant pečių. Nu čia kaip ir beveik Tanargas. Naujesnė versija Tanargo. Spoda Nargo turėjo eiti. Nu tik biškai paprastesnis. Tanargas jis ten jau toks ir sunkesnis ir daugiau labai navarotnas labiau. Ir priekį Na, turi. nežinau, tie Tanargai ir su 5.8 antroje. Ir su BMW sėjo. O su 5.8 būtų jau sunkus nepakilti. Važiuojam toliau. Dukart pasaulio čempiono orlaivį. Seniukas, labai senas. 8 metų. Bet deda tiek ir Apollo jetus, tos Delta jetus ir Kartais Skiperius. deda, kartais ne. Na, Anglijai matėm, kad gali. Ir Čekijai matėm, kad gali. Tai dabar kūro ekonomija jau dabar sumažėjus yra. Jeigu taip lėtai skrendant apie 70, tai tokie tarp 6-7 litrų. Bet greitis nekelti, tada turi lėtai skristi. Taip, nebūna, kad tiktų viskam. Jo. Kaminas sugedo paskui. Jo, kaminas biškai apgeda, nes jį suviniojam procese, kad gabalais neiškristų. Senai technikinė praeita. Jau senokai, žinok, jau senokai. Kai ant technikinė dar buvo gerai. Tai iš naujovių, va, trimeris yra atsiradęs. Salantams linkėjimai, jėga. Tas trimeris jau čia buvo tas Nu, gali parodyti, kaip veikia. prancūzas buvo prieėjęs. Taip, parodysim demonstraciją. Aš turiu atsekti. Ką? Gerai. Tai gal šniūrai tempės. Jo, kažkur tempėsi. Geras, man irgi tokia reikia. Žodžiu. Ir kiek jis duoda greičio skirtumą? Nu, apie 12 gal km per valandą, ne? Tai paleistom rankom gali varyti. Paleistom rankom, jo. Tai neblogai. Nu, kažkiek prisideda, jau geriau negu nieko. Tai šiandien rūgtį jau išnaudojau, kai prieš vėją, žinai, prisitraukiai, pavėjų atsistumė. Kas čia aptakas sulūžęs? Jau suklijuotas. Čia mes rytą klijavom tada Tai jo, prisimenu. kas čia nutiko? Kas čia nutiko? Žiūrėkite prieš tai buvusius video, sužinosite. Numeris 604 numeris, čia yra anglas Chris Seisel. Naujas aparatas, jis jį pirko prieš metus, sakė, mokėjo ten ar 5 štukės svarų. Nu, bet naujas. Jisai sparnas yra ukrainietiškas Airoso, šitas vengriškas Delta jetas, jie Anglijoje ten juos parsiveža, modifikuoja, sudeda visus prietaisus ir paleidžia. Bet pasakojo jisai, kad bake, pavyzdžiui, kai naują nusipirko, pas jį ten drožlių buvo, nu tokių, Turi būti. ten kažkas su aliuminiu pas jį buvo kažkur tai aliuminio ten konstrukcijos, tai irgi, žinai, pasižiūrėjo, sakė, nu kažkoks keistas, žinai, tas aliuminis toksai, žinai, neblizga, žinai, normaliai. Kažkokius ten testus padarė, žinai, ten viskas lūžta, nusintė atgal, žinai, visą tą į gamyklą, sako, žinai, nu čia aliuminis kažkoks lievas, tiesiog kinietiškai aliuminį pradėjo naudoti. Tai iš gamyklos jie turėjo atšaukti dafiga ten tų paskutiniųjų modelių ir keisti va tas ten kaktomušį, pavyzdžiui, ten dar kažką, tai ten, žinai, aliuminės detalės. Tai ten biškai per daug sutaupė. Bet matai, kur trimeriukas įsigytas. Jo, trimeris čia labai gražiai. Jisai ten va pačiam viršui ten labai taip taupiai. Tas pas mazgas ir taip jo, kompaktiškai. Bet aš žiūrėjau dar šitas trosas, vat, kuris eina per vidų eina tas trosas ir tik vienas galas jo išeina į viršumą, tai apsisuka aplink vamzdį ir prisisuka čia va prie atskiro vamzdžio, atskiro varžto, va čia va prie šito. Kad nereikia antro, žinai, grąžinti atgal, o užtenka to vieno. Į trimerį tokie laidai pareina, tokie kaip nuo kolonėlių. Trifaziai.
Geras. Bet šiaip matėm, kaip jis dėka dėjo, ten plojo, ten kaip reikiant. Sako, ai, grįšiu, pasižiūrėsiu, viskas ten jam. Net netikrina, kas ten jam. Bet sparnas tai naujas visiškai. 20 Atsikai metų laiko senumo. Jo, prieš metus jis nusipirko, ten kelias dienas prieš Anglijos čempą. Geras. Kaip šitas sparnas vadinasi? Ipsos. Ipsos 14. Tas kur Samsonas buvo, kur tos trumpakojos. O, koks tai numeris? Ai, 102, va. Bet šiaip atrodo tas visas vežimėlis taip, labai keistai, labai neaerodinamiškai. Bet aš norėčiau su juo praskristi, tas į greičių diapazonas kažkoks nežmoniškas. Nes vienoj rungty aš jį pasivėju ir aš atsistūmęs negaliu taip lėtai skristi kaip jisai. O kitose rungtyse jisai ten spaudžia, vidutinis pas jį, man atrodo, buvo 120 šituose, net čia tai papasakosiu. Tam koridoriui pas vidutinis greitis buvo 120, vidutinis. Tai ten, aš kaip jisai ten prisitraukęs ten, žinai, spaudė. Dėl šitų, čia yra išmislas, tipo jisai sėdint tenai, čia yra surašyti aukščiai, čia kad matytų koridorio ribas, kai skrendi šito koridorium, kad tu matytum priklausomai nuo tavo aukščio, pavyzdžiui, tu žiūri į geltonus ir tu per tuos geltonus turėtum maždaug matyti koridorių, ką tu matai žemėlapyje ir tada tu skrisi per vidurį. Čia toks yra išmislas. Nežinau. Geras. Mes tiesiog skrendam koridoriaus viduriu ir nesiparinam. Čia su to baku jisai čia vargo, kad jam jis visas. Tai ten išsipučia, tai čia jisai aukščiau jį buvo pastatęs. Čia kažkoks vandens bakas tiesiog. Pernai metai, kai Anglijoje jisai skrido Gearvilo, tai paskutiniai užduotį, tai Sorė prabuvo, man atrodo, dar 3,5 valandas. Jisai ten backtrackino, grįžo, kažkur ten kažką pažiūrėjo, ten nuotraukas kažkur pražepsojo, vėl grįžo, ten, žinai, ratais sukinėjosi. Bet tą variklį jisai sakė modifikavo, čia kažkokį įdėjo duslerkę nuo sniego motociklo ir kad pas jį ten kilovatų ten belekiek. Vos ne kaip pas 912. Bet ir pakankamai ekonomiškas. Vat paskutiniai rungty, kai reikėjo tą dešrą apskristi, jis irgi vieną apskritimą padarė kaip ir aš. Jis skrenda greitai ir nors 2 karbai. 582. Pilkagalvis, ja. Pilkagalvis. Tai visai nėra taip jau prastai. Važiuoklė paprasta ir tvirta. Nors jeigu labai kaltų, žiūrėk, jisai tiesiai į variklį, žiūrėk. Jo, bet tas variklis svorio daugiausia turi. O sparnas? Nu, tai jau turi. Nes sparnas su visa sėdynė čia. Jo, bet pas jį antros sėdynės kaip ir. Yra, jinai tik tai kažkaip tais... Tas turėtų būti Ar ne įrengtas šitas ten į vidų. vamzdis įsilenkia ir to ant jo sėdi, jo. Geras, geras. Vasarai tokia tai užteks. Arba sako Zolį. Čekijai jisai buvo, Čekijai jisai skrido su 912 kažkokiu ir man atrodo buvo aerosus sparnas. Ir paskui pamačiau šį Anglijoje, sakau, Vokietijai variklį, ne, sako visas kitas aparatas. Ir iš tikrųjų, Cessna sparnas, 15 truputį kreišino, BMW variklis ir vežimas kažkoks tai savadarbis. Ir jis neblogai visai skrenda. Nu, jis sakė, variklis apie 10 jam valgo vis tiek, bet greitis pas jį geras. Tai bendrai 100 km ten panašiai kaip ir pas mane gaunas. Nes greitis didesnis. Gražiai padaryta. Ir radiatoriai tokie išvesti. Matomai. Ai, ten čia po apačia tik tai glušakas. Čia nėra jokių radiatorių. Dėl to viskas išvesta į šonus. Biškai taip vietos į daug užima. Bet į tuškimą savo. Galėtų tie radiatoriai, žinai, vos ne va čia vat kur nors stovėtų. Čia dafiga vietų, žiūrėk, oras eina, tik ten glušaką aušina. Jie galėtų va ten vat kažkaip tai va ten stovėti, žinai. Tai netilpo gal. Gal čia srautas geresnis. Srautas turbūt geresnis. Arba laiko nebuvo. Daug. Aiškintis. Bet žiūrėk, kiek praėjom, praktiškai vieną ir kreišino sparnai. Aerosas vienas buvo.
Lamuojančių, Lamuojančių. Ir greitas, pat XP, tik tai Jo, jisai tą aliuminį, jisai pernai nedalyvavo Anglijoje, nes jisai gaminosi savo šitą traiką. Tai va, žinai, pasigamino, tai jis man rodė, tai va čia pasipriedus lenta, matai. Šitas variometras ir timeris. Sakė, šitos paėmė iš kažkokio ten šito ar dviračio, ar kažkokio ten mopėdo, bet per minkštas. Jisai ten pavaizdavo, žinai, kad ten viskas... Lingė paėmė nuo kažkokio dviviečio, sakė. Sakė, tam dviviečiam jis buvo per silpna, tokia per liauna, o šitam tai pats tas. Jisai dėka šitą mazgą, čia jisai, aš klausiu, aš čia pats, žinai, virino, sako, nu ne, sako, jisai, žinai, viską paruošė, ten nuvežė kažkam, tai jam ten suvirino. Bet gražiai, žinai, viskas čia. Bakiukas toks. čia jo, nu ko čia pritaikyti tokį? Toks užapalintas oranė pusė. Čia į pabaigą gerai, žinai, kaip mažėja biškių kūro. O šlangelės nėra išorė. Jis čia susigradavęs, va, kilogramais šitoj pusėje. Geriau yra ta šlangelė išorė, nes teliuskuojasi labai skrendant, jeigu va taip pat per senelę žiūrėt. Bet tai įdomus koks rėmas variklio, matai, kaip čia išdražė. Aha, tokia liulka tokia padarė. Pribūrė ant kėdą. Bet šitos aliuminius tai jis nuo kažko tai paėmė, va šitą. Nes aš klausiu, sako, čia žinai, tipo pagaminot? Ne, sako, čia kažkaip tai jau tą variklį iš kažkur tai gavo, jisai iškart, va, nors lemba. Turi 4.7 elektroninį degimų. Elektroninį degimų? Tai babina jau. Aha. Buvo senesni, buvo naujesni. Elektroninis jau gerai. Bet jis ekonomiškai varo. Taip? Kuo jam nevaryti? Jis labai ilgai jis būna ori. Žiūrėk, propelerį išbalansavęs taip pat kaip aš. Šaibų pridėjęs, va. Čia 3 šaibos, čia 3, čia 2. Tai va. Visi taip daro. Gali būti, kad tas sparniukas pats ir yra. Bet tai lieka tas seni, bet tas logotipas senas. Nu, bet skrenda. Skrendam lemba ir paskutį paėmą. Čia yra Lizon Ribulat, kažkaip neprisimenu. 103 numeris. Atrodo labai juokingai, žinai, kas čia per aparatas. Bet ekonominėse užduotyse ten dvigubai duoda visiems taškų, nes ekonomiškas variklis. Tai čia toks pat kaip pas Rolanda. Žiūrėk, radiatorius toks pat stovi. Labai panašu. Polinį. Tik tai 2 mentės, ne 3. Gali būti silpnesnis. Bakas tai kaip iš to kemperio. Kur? Jo, bakas tai ne kažką. Tai va, prancūzų lamuėčio gamybos, Samsonas sparnas. Samson 12 koks jis jau yra. Bet jau toks naujesnis sparnas, jau galinė briauna su audiniu. Naujas aparatas. Jis irgi labai paprastai. Aliumas irgi virintas, pavyzdžiui, trapuojas. Tiesiog privirintas, jokio ten įmantrių kažkokių tai mechanizmų. Nieko viduje nedaryta. Ratukai nuo točkės taip pat. Kelias traukės, jokių amortizatorių nieko nereikia. Pedalai buvo per toli, tai patraukė atgal per sprindį gerą. Jo. Čia va, matomai, va, originalus buvo skylė, o čia paėmė patraukė, pragrąžė naują ir įdėjo. Bet žiūrėk, o prietaisų priekyje iš vis nieko nėra. Nėra, o kam ten jų reikia? On, off, o 3 mygtukai yra ir viskas. Gal užsideda kažkokį, matai, gal čia, gal neatsineša kokį Gal įsideda. kažką Stato. O kas čia įdomu, čia apsukos truputį įvoda. Greičiausiai variklis. Tokia, žiūrėk, pompytė tokia pip pip. Tokiam varikliui tokias tai reikia turbūt. Mažytės. Nu, žodžiu, ekonominiam tokiam skrydžiui užtenka. Bet irgi kaina neadekvati kokia 10. Nu, turbūt jo, sąmonė. Bet jos ir maksimalus greitis pakankamai didelis, man atrodo, jinai ten kažkokia užduotį, jinai ten ar 100 jinai ten spaudė šitam Turn Point Hunter. Ten jinai varė, žinot, kaip reikia.
Ne turnpointe, o šitam koridoriui. Ar 90, kažkas tokio. Atrodo, kaip jisai toks, čia išspaudė. Gerai, eina prie. Every aircraft. Yes, you can do because I just tried to say assembly. Yes, okay, so we are just on time. Okay, yes, exactly. In point. Taip, 107 numeris. Is it self-made? Yes. The trike? Yes. And who made it? I with my friend. With your friend? Yeah. Okay. It is the main shape is from Pipistrel. Pipistrel Okay. starting from truck. You don't No, I didn't know that. Yeah, it was just it was two seats Pipistrel, but a little shorter. Here was the second, The second but seat. it was okay. it was a little shorter. That it was our draft. Okay, the first. So you started not from zero, but from the. No, existing trike? no. Or We just started for how to say. We just started just how to do it. Oh, okay. And- As a shape. Inspiration, As a shape, like yes, it's yes, inspiration. everything is made from the new. The pipe was bought in US. USA? Yes. This is from a moldy something special special strong. pipe? Yes, special pipe. And where is the fuel tank from? Fuel Where? tank is from PPG. From paragliders. Yes. So huge. Yes, but it's two. The paragliders have Two-seated. Two-seater. Okay. Because we have seen the same tank on your colleague on the Henrik. it was from my idea first, and, Ah, and we okay, go, and then he used the fantastic same. idea. Yes. I should follow you. That's Okay. And where did you get this? How do you it call was it in done. English? It was done. In this car, it is special made for me by my friend. This friend is died last year, but it was carbon Okay. structure special made. It's half weight of normal. The Pipistrel Yeah, is 2 times Heavier. heavier. Yes. Okay. What is this wing? This wing is Hazard. This is Italian. Italian Hazard. How much square meters? 12. Okay. Mine is 10. And you have no trim? No trim. What is the speed range? That's the speed range is without trim not too much, but generally this is two-seat wing. It's not two-seated, okay. Two-seater. It is fast wing. It is when I first time because it was originally Yes. here. Yes. This is the neutral is Okay, slower. 135. Oh, no, to the front, yes, it's Yeah. faster. 135? 35. 135 skrenda, jeigu sako, vat prieš paskutinę skylę. One, okay, It's very fast. It's very very fast. Yeah. Okay. And now it is And on the slower mode. I will. You moved it to I the have slowest. made modification, come back out of range. Ah, okay, and, so one I more. change the diameter of it because the engine of Ah, it was too big, Yeah. so you. was too big. Yes, was Okay. too big, and Oh, I so you- should to make it a little short. Okay. It was a lot of tests, a lot of thinking. You have huge brakes. These are huge. This brake is big mistake. Big. This Why? is, because it is. I thought that if I buy the expensive American brake, everything will be perfect. And I bought the wheel from the American aircraft, the new one, for a lot of cash, and it's not work correctly because sometimes blocked. Okay. Sometimes you try to start and it's blocked, and I have screwdriver every time with me to unlock Okay. and start. This is Matco. Matco is very famous company from brakes and wheels, and it is big shit. That's What about engine? Are you happy?
Partially. Why? It's, What's problem? but it's a little too heavy to Okay, wait. The strike is generally heavy because I decided to fly with parachute. Maybe without parachute, the strike will be completely different. And you as a pilot, What about you as a pilot and out the parachute, the strike is sport strike. what about vibration during starting idle? No, only So- only if after flight, idle is okay. Before vibration. Yeah. Before vibration. I don't know why the temperature is same, but after flight maybe the oil is better heated, the temperature of oil is better. I don't know what is the reason, but it's acceptable. It's very sensitive to, how to say, balance the cups. Yeah. If something is a little different, Yeah. you suddenly feel it. Look up. What diameter? 170 maybe? 1.76. Yeah. It's very long. It's long. It is long. Did you try this engine with different propellers? Yes. 3 blades, I 4 blades? I borrowed 6 propellers from Lugaprop and made test, and it was the best. Okay. Is it was more vibration if a propeller have 4 Čia yra blades paskutinis or rezultatas. 3 blades? Three blades Ne, and, čia yra paskutinis rezultatas. Ai, paskutinės rungties. four blades I never tried because it is the fast gearbox. Okay, so it's like 3, 4, 3, 5. 2, 1, 2, 2.5, 1 something like that. And another one is like 2.5. there is 2 different Two for different. One is 3 something. 3 something, 3.6, and this Yeah. is 2.5. Okay, so this one is faster. Okay. The better to strike because the momentum is lower. Okay, when it spins I have faster? second strike on with such engine with the slowest gearbox, Okay. and after start you feel it. So it's, if it spins faster, it's Not less. slower. If it's slower, then it's Then slower, it's the it's the strike try to turn after start. You must. okay. Because the blades with bigger angle maybe. Yes, bigger angle, more blades, Yeah. because it's two is Yeah. not possible for Yeah. slow gearbox. Yes. I agree. That's Okay. Thank you. Thank you. Yeah. Bye. Tai pas mus 100 numeris Giljem Tolan. Nu ir ką, čia yra pikselis naujas Share Creation'o jisai gavo. Man atrodo, kad nepirko, jisai gavo išbandymui su keturtaksiu motoru, kuris Sugriuvo per treniruotės tas keturtaktis. per vietinės varžybas jiems sugriuvo, tai pakeitė į dvitaktį. Bet viskas elementariai, labai kaip pas Chaserį. Ratukai, ten nežinau, gal ir yra guoliai, ten įvaris tik tai. Viskas taip labai minimaliai. Miniatiūrintas jau. Pompikė, vat irgi žiūrėk, tokia papildoma. Varžybinis bakas, papildomas bakas. Čia ant šitų jisai nuotraukas klijavo. Bet kaip sunku buvo jam turbūt vairuoti ir žiūrėti. Ir jo, tuo pačiu metu jo termikuose. Viskas eina ant mažumo, ant mažiukų. Bet mažas varikliukas, bet jis aušinimą turi. Tai pasižiūrėk, ten vienas cilindriukas, o radiatorius kokio dydžio. Bet tai galingesnis, dėl to reikia skyšių, nes oro jau ne. Jam galios jo daug reikia išspausti. Gražus aparatas. Bet toks tas riemukas. Kainuoja per daug. Toks, jo, pagal tokį, žinai, vaikišką riemuką, jo kaina tai tokia neadekvačiai didelė. Taip. Tai problema ta, kad būtų gerai fainas ekonominis keturtaktis, bet tokių nėra. Arba jie Per sunkus. per ir- sunkus, Tada arba reikia jų tiesiog didesnio. nėra. Jo. Arba kokie ten visai tokie briksai, kurie ten taiko, kurie ten... O kas čia toks sparniukas toks? iPhone. Tai briks irgi gabalais išlaksto, sumušta, o dvitakčiai, žinai, dvitakčiai vėl ekonomija ir resursas trumpas jų. Būtų geras keturtaktis va tokio dydžio, kuris trauktų. Bet čia jisai trimerio, matai, jokio neturi. Jisai prie manęs priejo, sako, žinai, o kas čia, sako, čia trimeris? Jo, o pas jį vat nėra. Viskas taip labai paprastai ir danga tik tai va 5% čia maksimum. Tik tai dvigubo toliau vieną. Tas labai paprastai. Neduotų tau praskristi.
Nežinau, aš tokio nepirkčiau, kam man jis reikalingas. Na, ja. Propas, žiūrėk, props toksai mažiukas, taip išriestas, žiūrėk, gražiai. Ir galiukai išriesti, ir čia. Jis irgi, čia šitų paramotorų. Irgi yra tokia netočiai. Jo, su tokiu net draugo nepasakysiu. Nu ką, šiandienai viskas šito reportažo. Kaip sakant, laukit naujų video.